Čia mūsų viešbutis. O va čia granatai kokie dideli. Čia granatas, jo, ant krūmo Milda, va granatas. Va granatas, fainas. Nu, paveiksluok granatą. Traukint reikia granatą. Je. Nu, dėjiškai. Nesugaunys, gerai. Leidžiate kasdien, tai yra miesto planetai. Nori perspėti, mes esame islamo šaly. Islamas nenaudoja kolegų, galiausiai jie naudoja. Šitas miestas yra svarbus. Antipoje jis vadinasi Adrianopolis. Tai yra Antikos imperatoriaus Adriano antras amžius po Kristų. Va, jūs matote dabar šitie kupoliukai maži. Čia yra Bedestanas. Bedestan turkiškai yra turgus. Turgus, kuriame prekiaujama kilimais, brangiaisiais akmenimis ir prieskoniais. Tai yra pačios brangiausios ir vertingiausios prekės. Dabar toli gražu nebe taip yra, bet paskui laisvų laikų. Įeikit, pereikit, pažiūrėkit Turkijos kasdienybę. Kuo prekiauja, ką perka, ką parduoda. Ir pastatė šitą Bedestaną 4 metus ramiai jaučiamės. Vienintelis prašymas yra nefotografuoti, jeigu žmogus meldžiasi. Mečetė greičiausiai bus tuščia. Nežinau, ar iš ryto visi girdėjote ar ne šaukimą maldai, tas buvo dar apie užritokių, ar ne? Nu, vienų langai į tą pusę, kitų į tą. Stambulę girdėsit visi neišvengiamai. 5 kartus per dieną kiekvienas vyras, musulmonas, privalo atlikti saladą. Tai yra tam tikra specialią maldą, ritualinę apeigą. Ir paskui smulkiau viską papasakosiu, tai gal matysim viduj, to labiau tada bus iliustracija. Bet tai nebūtinai mečetė. Jis gali darbo vietoje, jis gali, jeigu jis vairuoja, sakykime, arba jis chirurgas. Gražu, kokia metamorfozė. Kokia metamorfozė, kiek daug šimtverpių. Taip. Žiūrėkit, aš truputėlį pasakau, kas yra kas Meka. Kryptis į Meką. Pagrindinė sąlyga, norint atlikti teisingą ritualą, yra kryptis į Meką. Jūs matysite viešbučiuose Stambule tikrai, pažiūrėkite į lubas, tai būsite, ne čia, viešbutį. Jūs matysite rodiklę Mekos kryptį. Ir apžiūrėkit visus viešbutį kambarys stalčiukus, tikrai rasit Koraną ir gali būti, kad netgi rasit kilimėlį. Todėl, kad apeiga negali būti atliekama tiesiai ant žemės, ji turi būti pakylėta. Šitie kilimėliai, ką jie daro, jie metaforizuoja dangų. Nu, tiesiog pakylė, ar ne? Nuo visų dulkių, kalbių, kad tai neapsiprausis. Ir jums gal yra tekę matyti, kai rodo musulmonų didžiasias apeigas iš Mekos, Medinos ir panašiai, kaip visi tvarkingai yra susirikiavę. Bet paslaptis, jūs matote, tai yra paslaptis. Visi rodosi ir kitomis kalbomis, mes turime lietuviškai, mes musulmonų praktiškai beveik neturime oficialiai, ne, bet jau turime net lietuvių kalbą. Bet skaitoma yra originalo kalba. Ir po to yra savotiškas, kaip ir pamokslas. Tai yra perpasakojama ta vietos kalba, kas buvo pasakyta ir aišku su komentarais. Komentarai gali būti visokie, gali būti politiniai. Tai va čia yra Alacho vardas arabiškai. Ir šventa islamo gėlė yra tulpė, kurias mes matėm. Pažiūrėkite į formą. Kuo ypatingi, jie yra 79 metrų aukščio, jie yra patys aukščiausi Turkijos teritorijoje, patys aukščiausi minaretai. Ir todėl jie matėsi iš tolo, net nuo Stambulo atvažiuojant anksčiau, keliaujantiem nuo Stambulo, jau buvo aišku, kad artėja jau į Europos gilumą per šitos minaretus ir per jų šviesą. Mes atėjome prie mečetės tiltų, medresių, tai yra mokyklų, termų arba hamamų vadinamųjų ir taip toliau. Ir čia jo yra gulbės giesmė. Šitas pastatas yra baigtas, jie buvo 88 metai. Galite paskaičiuoti. Arba augalas, tai balandis yra šventas paukštis. Ir ypač Stambule, mes jau šiandien su jumis vardu pamatysim, kitą balandžių būrys pakilo. Jie labai mėgsta būti minaretuose, jie net yra lesinami 3. aukšte minareto. Ir jūs matysite Stambule tą patį dalyką. Taip, kad kas buvo Venecijoje, Švento Morkaus aikštėje ir matėt balandžius, tai yra islamo aidas, tai yra islamo atėjusi tradicija. Nu, nebeleidžia, bet daug kas buvo dar tais laikais keliaita. Greičiausiai ir ta likusi. Dabar jūs matote į maldą, tai yra kvietimas maldai. Ir nuo vieno šaukimo iki kito žmogus turi atlikti tą apeigą.
Šie laikai, ar aš nebepereikiu, nuotinas to labiau iš viršaus nepereiks ar ne viso to triukšmo. Todėl dabar yra geofikuota, niekas to neslepia, kartais net labai aiškiai matyti, tie garsiakalbiai yra. Ir nebe visur nuodžinas lipa iki pat viršaus, jis gali giedoti apačioj. Kai kur Stambule yra leidžiama. Nu, kažkas tai panašaus. Čia jau prasideda rytietiški turgus. Nu, čia va, Jis yra brangus. granatų parkas. Čia viskas jau, tai yra absoliučiai viskas jau, čia nieko kito. Taip, čia yra arbata, Visokiausių saldumynų. Čia bokalą. O, kadangi yra dabar ne jeigu metas, mes eisim į vidų ir pašnekėsim. Gerai, viduje. Mes galėsim susėsti ant kilimų, jeigu jūs norit, ir pasišnekėsim. Gerai? Ta pati taisyklė nusiauti iki ženklo, ant kurio jau negalima likti su batais. Jeigu jūs norite, batus galima nešti. Tai dažniausiai taip yra daroma. Tai įsiplėšit maišeliais ir batus. Çektin mi sen Şener? Çektin mi sen? Kolonos išstumtos, mato, tai yra architektūrinis sumanymas visiškai naujas. Išstumtos iš šonų, pastatytos iš šonų, ant jų yra visas svoris ir kupolas iškeltas, būtent, matot, kolonos suformuoja arkas ir virš jų yra iškeltas kupolas. Jos taip neutralizuotos yra, jų kaip ir nėra, bet jos palaiko pagrindinę konstrukciją. Kupolas kyla iki 50 metrų, aukštis jo yra. Ir šitoks pastatymas šventyklos yra pirmas, būtent čia Edirnėje. Mes paskui ką matysim Stambule, tai kas esat buvę Stambule, kas matė Žydraje, jūs matėte ar ne Žydraje, jau kartoja, pagal laiką kartoja, tai yra ankstyviausias variantas va tokios didžiulės erdvės. Ir tada galima formuoti arkose langus ir krenta šviesa, ar ne? Anoje ganėtinai kuklų, bet iš labai puikios medžiagos iš marmuro patvirtinta mihrabą. Labai puikus yra minbaras, tai jūs galėsite taip pasivaikščioti. Ir jau daug mažiau. tai čia šita sakykla, kuri vadinama minbaras. O čia šitas yra nukreiptas į Meką. Visą laiką būna nukreiptas į Meką. Ir tie klaupimosi kilimėliai irgi nukreipti būtent į Mekos pusę. Ir šita jau yra žymiai šviesesnė negu ta, kurioje buvo. Ir štai. Ir po to viskas, kapai praktiškai yra nelankomi. Ir islamo kapai būna labai dažnai apleisti. Kaip matot, yra tik tai antkapis, kuris yra kaip stela. Tai gali būti čia sunkiausia pareiga, tai yra nušagavo visą gyvenimą. Jeigu turbanas yra dar ornamentuotas išdarytas, tai reiškia, jis ne tik pats nukeliavo savo kitam kilo. Tai va vienintelis momentas, kuris... Štai čia tos mečetės, kurioje dabar esame maketas. Ekonomant va šitą. Ir va kokios lubos. Nu va, medis fontanas. Ten toliau
kitas fontanas. Nuo jo čia bėga žemyn. Nu, mes čia jau apsipirkinėjom. Judri gatvė. Miestas, kažkaip dabar jūs turėsite progą pamatyti naujo, gal pastebėjote, pradėdami eiti pėsčiųjų gatvę, kad yra tam tikri, kaip kvartalai. Vienas yra auksakalių dirbiniai, kitas yra audiniai, trečias avalynė, ketvirtas tekstilė ir taip toliau. Tiesiog nėra viskas išmėtyta,